Tai sveiki visi, mano vardas Darius Kavaliauskas, esu Žemės ūkio akademijos miškų ir ekologijos fakulteto dėstytojas, katedros vedėjas, miško mokslų katedros vedėjas ir trumpai jums papasakosiu truputį bendrai apie mūsų mokslų katedroje vykdomas studijas. Na, tai visų pirma, kad jūs suprastumėt geriau, kur mes jūs kviečiame arba kokias studijas mes siūlome, noriu trumpai papasakoti Žemės ūkio akademijos istoriją, pačią istoriją, kad jūs suprastumėte, jog mokslo įstaiga turi gilias ilgametės tradicijas ir šaknis. Tai visų pirma, Žemės ūkio akademija buvo įkurta daugiau nei prieš 100 metų Dotnuvoje. Vėliau perkelta po Antrojo pasaulinio karo perkelta į Kauną ir pervadinta 1996 metais Lietuvos Žemės ūkio universitetu. Na, o šiuo metu iš tikrųjų Žemės ūkio akademija ir mūsų fakultetas veikia po Vytauto Didžiojo universitetu kaip atskira, kaip institucija vykdanti miškininkystės, teikianti miškininkystės studijas. Dar bendrai apie Žemės ūkio akademiją, kodėl yra vis dėlto svarbu tie mūsų Žemės ūkio akademijos ir miškininkystės mokslai. Tai Žemės ūkio akademijos studentai iš tikrųjų didžioji dalis, virš 70%, tampa konkurencingais darbo rinkos dalyviais dar studijuodami. Na, mūsų Žemės ūkio mokslų sritis šiaip yra reitinguojama gana aukštai pasaulinėje reitinge, užima 301-350 vietą. Na ir pereinant prie būtent tos temos, mano temos, kaip tampama miškininku, tai nuo laboratorijos iki miško, tai Žemės ūkio akademijoje yra veikiančios 28 modernios laboratorijos skirtos tiek studijoms, tiek moksliniams tyrimams vykdyti. Taip, tai dabar truputėlį pabandysiu paaiškinti detaliau, giliau apie miškų ir ekologijos fakultetą, o tiksliau apie miško mokslų katedrą, nes fakultetas sudaro 2 katedros. Na, miško mokslų katedra susideda iš 2 dalių. Pirmoji yra arboretumas, kurioje kaip studentai vykdo savo tyrimus, tai gali ir visuomenė lankytis, na, o pati turbūt viena iš svarbiausių dalių yra laboratorijos. Jau yra laboratorijos ir katedra sudaro būtent 4 laboratorijos. Pradedu aš visą pristatymą nuo laboratorijų, kad jūs įsivaizduotumėt, kiek visko daug yra vykdoma ir daroma fakultete. Ir visos studijos iš tikrųjų, na, didžioji dalis studijų yra remiamasi tam tikrais atliktais ar vykdomais įvairiais tyrimais, taikomaisiais ir fundamentiniais. Tai pirmiausiai, noriu trumpai pristatyti biologinės įvairovės išteklių laboratoriją, kur vadovas yra profesorius Gediminas Brazaitis. Kaip suprantate, pati laboratorija vykdo biologinės įvairovės tyrimus įvairius susijusius tiek su gyvūnais, tiek su augalais Lietuvoje, užsiima jų apsaugą, stebėjimu, vertinimu, monitoringu ir panašiais tyrimais. Kita laboratorija yra miškų monitoringo laboratorija, vadovauja profesorius Algirdas Augustaitis. Laboratorija fokusuojasi į įvairius su klimato kaita susijusius tyrimus, dendrometrijos tyrimus, kaip medžiai reaguoja į kintančią aplinką, susijusiu, aišku, su žmogaus ūkinė veikla, bet ir su aplinkos pokyčiais. Taip, trečioji laboratorija yra miško genetikos ir fiziologijos laboratorija. Na, tai vadovas yra profesorius Darius Danusevičius, aš taip pat priklausau šiai laboratorijai. Iš tikrųjų, mano visas mokslinis kelias turbūt šioje laboratorijoje prasidėjo ir mes vykdome iš tikrųjų fundamentinius ir taikomuosius miško genetikos tyrimus su visomis mūsų vietinėmis ir netgi nevietinėmis medžių rūšimis. Tyrinėjame evoliucinę genetiką, miškų adaptaciją, vykdome genetinį monitoringą ir panašius vykdome tyrimus. Na, laboratorijos rėmuose vykdome įvairius irgi projektus tarptautinius. Ir paskutinė laboratorija, kurią noriu jums trumpai pristatyti, tai yra medžioklėtyros laboratorija. Vadovas yra dr. Artūras Kibiša. Ir, kaip suprantate, jau būtent ši laboratorija užsiima laukinių gyvūnų populiacijų valdymu, tyrimai susijusiai su laukiniais gyvūnais ir paukščiais, jau daroma žala, emigracija ir panašius dalykus tyrinėja. Tai trumpai apie laboratorijas mūsų.
Na, o vis dėlto, kas slypi po tomis laboratorijomis, arba virš jų galbūt geriau būtų sakyti, tai įvairios tai mūsų studijų programos. Tai mūsų miško mokslų katedra vykdo bakalauro ir magistrantūros studijas. Bakalauro studijose mes kviečiame studentus prisijungti ir studijuoti miškininkystę, o magistrantūros studijos yra dvi programos, tai yra miškininkystė ir laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas. Tai dabar labai trumpai apie šias dvi programas. Miškininkystę kalbėsiu bendrai apie bakalauro ir magistrantūros studijas. Tai kaip žinote, miškas yra sudėtinga ekosistemos dalis, kompleksinė ekosistema, tai yra jungianti biologinį įvairovę, ekonominius, socialinius interesus. Na ir studijų programos tikslas yra parengti teoriškai stiprius, tačiau kūrybingus, mąstančius miškininkus, kurie išmano šiuolaikinės technologijas, kas turbūt ir yra pagrindinė tema šio seminaro, kurie sugebėtų panaudoti tas technologijas, kurie gebėtų auginti ekologiškai, ekonomiškai ir socialiai tvarų mišką. Na ir aišku, baigę absolventai geba suprasti miško ekosistemų vystymąsi, funkcionavimą, taiko naujoves įvairias daugiatikslio miškininkavimo praktikoje, derina tas būtent svarbiausias tvaraus miškininkavimo funkcijas, ekologinės, socialinės ir ekonominės, ir prisideda prie visuomenės gerovės. Tai čia miškininkystės studijos. Na, laukinių gyvūnų ištekliai ir valdymas, kaip minėjau, tai yra magistratūros studijos, skirtos parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie gilinasi į laukinių gyvūnų biologijos ir ekologijos žinias. Ir aišku, vėlgi, naudodami tas kompetencijas, naudoja populiacijų valdymui, stebėjimui ir tyrimams įvairiems. Tai iš esmės, šios studijos yra mylintiems ir tiek vienos, tiek kitos, bet šitos yra laukinius gyvūnus ir nelaukinius ir besidominčius laukiniais gyvūnais ir jų populiacijomis. Na, kas norėtų, jeigu norėtumės vis dėlto studijuoti fakultete vieną iš jums studijų programų, kalba apie magistrantūrą, mes siūlome papildomas studijas. Jeigu baigėte kitos krypties studijas, yra, žinote, sveikintina, kai žmonės keičia kryptį, plečia savo akiratį ir pasirenka kitą studijų programą, tarkim, antroje pakopoje magistratūroje, tai mes siūlome papildomas studijas. Jeigu jūs negalite iš karto stoti į magistratūrą, tai papildomos studijos suteikia jums galimybę išklausius tam tikrus dalykus, studijuoti magistratūrą, būtent miškininkystę, laukinių gyvūnų išteklius ir jų valdymą mūsų būtent fakultete. Na ir pabaigai tiesiog noriu pasidalinti, parodyti jums mūsų partnerius, tai yra didelis sąrašas socialinių partnerių, kurie iš tikrųjų dalyvauja vykdant ir studijas, suteikia praktikos galimybės, organizuoja meistriškumo pamokas, įvairias projektinės veiklas, edukacinius renginius, na ir aišku, kūrė darbo vietas. Tai iš tų pagrindinių partnerių paminėsiu iš visų kelis, tarkime, valstybinė miškų urėdija, valstybinė miškų tarnyba, aplinkos apsaugos departamentas ir įvairios kitos organizacijos, tokios kaip aplinkos ministerija, ekoagros ir kitos organizacijos. Tai iš tikrųjų jie mums suteikia labai daug galimybių tiek studijoms, tiek praktikoms, taip pat ir kviečia dirbti vėliau baigus mūsų studijas pas juos. Taip, na ir pabaigai norėčiau tiesiog pasakyti, kad jūsų čia laukia universitete, katedroje laukia ne tik studijos, kaip minėjau, bet ir daugybė laboratorijų, galimybių atlikti tyrimus, gilinti savo žinias mūsų laboratorijose. Taip pat yra skiriamos, skatinamos stipendijos įvairios. Yra galimybės atlikti įvairias praktinės stažuotės, profesinis augimas ir mokymasis, aišku, tyrimai, kaip jau minėjau, na ir aišku, įvairios, tarkime, Erasmus mainų galimybės išvykti į užsienį, studijuoti daugiau nei 170 universitetų ir gilinti savo žinias ir tobulėti. Tai turbūt pabaigsiu čia, nuo mylinčio gamtą iki kūrenčio tvarius sprendimus, ją išsaugoti. Tai turbūt mūsų fakultetas visas, taip pat ir katedra, būtent apie tai ir kalba. Ir tą siūlo. Gražus ūkis. Patinka pamatinė vertybė, gamta, meilė gamtai ir tada proaktyvus žingsnis, kaip ją išsaugoti. Toliau programoje turime Daivą Filipienę, aplinkos ir ekologijos katedros atstovę. Viską sujungiame, pasidalinsime skaidrėmis. Čia
matau jau kelia ranką su klausimu, galbūt galim iš karto, kol dar jungiamės ir sureaguoti į klausimą. Tai Kęstuti, prašau. Sveiki, Kęstutis iš Miškų urėdijos. Kažkodėl negirdime, tik nežinau, ar čia pas mus problema, ar pas jūs. Kiti girdi. Girdit kiti? Dabar girdime irgi. Ačiū. Kęstutis iš Miškų urėdijos. Trumpas klausimas, galbūt paliesit ir kitų pranešimų metu, bet tiesiog noriu užbėgti su klausimu, kas liečia būtent studijų programas, kurios būtų susijusios būtent su tikslinė miškininkystė, ar tai sumania, ar pažangia miškininkystė, ar nenumato tokios programos, ar tai yra daugiau tokia sudedamoji dalis kitų programų. Tai gal aš pabandysiu atsakyti, kiek sugebėsiu, tai iš tikrųjų programos yra nuolatos tobulinamos ir peržiūrimos, tai yra galimybė, aišku, įtraukti naujus dalykus ir aš turbūt matyčiau tai kol kas bent jau tos pačios miškininkystės rėmuose galbūt, bet įtraukiant būtent temas susijusius naujus dalykus, temas, paskaitas, tai tikrai yra visada nuolatos yra peržiūrimos programos, pildomos ir tobulinamos, tai taip. Bet šiaip galiu Žiūrėkit, aš galiu papildyti, čia mes turime dar ir Gintautą mūsų komandoje. Iš tikrųjų, Forest 4.0 mes planuojame pasiūlyti visiškai atskirą skaitmeninės miškininkystės programą, kurią netgi galvojama, su kuria šiek tiek ir į tarptautinius vandenis toliau išeiti. Tai pradžiai galbūt kaip mūsų universitete ir su kitais universitetais, netgi galvojant apie tam tikrą programą. Bet apie visą tai Gintautas matyt papasakos, tai čia reikia truputį dar kantrybės ir sužinosim, kokie čia planai iš tai yra. Ačiū, Neri. Taip, tai dabar turbūt pereinam prie... Tai laba diena, aš būsiu Daiva Šileikienė, atstovauju taip pat Miškų ir ekologijos fakultetą, aplinkos ir ekologijos katedrą. Mūsų katedros tos dvi pusės, miškininkystė ir ekologija, glaudžiai bendradarbiauja. Galiu iš karto pasakyti, kad mes turim tokią gerąją patirtį, kad miškininkai labai dažnai ateina pas mus į magistro studijas, o mūsų ekologai keliauja į magistro studijas į kolegų katedrą. Taigi, kas mes tokie esam ir kaip mes, kaip sakykime, kuriam tą bendrąją vertę būtent Miškų ir ekologijos fakultete. Tai mes turime bakalauro studijas su taikomąja ekologija, kurios, manau, pavadinimas, tas pritaikomumas būtent ekologinių sprendimų yra labai svarbus būtent šiandieninėje visuomenėje. Na ir magistratūros studijos, tai yra ekologija ir klimato kaita. Mes konvertavom mūsų studijų programą, magistratūros studijų programą į ekologiją ir klimato kaitą, nes manome, kad mokslininkų požiūris būtent klimato kaitos kontekste vertinti visus procesus prisideda tiek prie visuomenės švietimo, tiek prie įvairių mokslinių tyrimų apibendrinimų, ieškant sprendimų ateities problemoms. Mes ateities ekologas, tai lygiai taip pat kaip ir kolega Darius sakė, kad tai yra teorija ir praktika. Ir mes iš tikrųjų irgi turim pakankamai daug įvairių laboratorijų, tai ir miško fitopatologijos laboratorija, žinduolių laboratorija ir kitas, kurias jūs čia matot. Ir manome, kad studentiško arba studijų ir studentiško gyvenimo turbūt
geriausi dalykai pažinime vis dėlto vyksta būtent laboratorijose. Aišku, kad tai galima, kaip sakykime, geriausios laboratorijos iš vis aplinkoje, bet kada teoriją mes suderiname su praktika laboratorijose, tai tiek studentų atsiliepimuose tai yra tas geriausias toks konsensusas studijuoti ir mokytis gamtos moksluose. Mes turime universitete tokią unikalią biokristalizacijos kamerą. Tai viena iš 9 Europoje laboratorijų, kur bandome pažvelgti į gamtos procesus tokių holistinių požiūrių, įvertinant kaip augalai tinka tiek aplinkai, tiek žmogui. Na, studentai labai mėgsta tokius tyrimus, nes aš manau, kad turbūt ir didžiausias tikslas yra, kad žinios papildytų jų asmeninės patirtis ir kada jie patys prisiliečia prie tokių dalykų ir sužino tai, ką mes kasdieninėme gyvenime vartojame maistui ir kaip augalinė produkcija kokią duoda naudą gyvam organizmui. Na, tokių gaunam labai įžvalgų gerų iš jaunų žmonių, kodėl verta vis dėlto žinoti tokius tyrimo metodus ir pagalvoti kartais, ką dedam į savo organizmą. Aplinkos ir ekologijos katedra turi studijų ir mokslo laboratorijas. Mes turime ilgametį agroekologijos centrą, aplinkotyros laboratoriją, aplinkos technologijos cheminių ir biocheminių tyrimų laboratoriją, kuom prisidedam prie tvaraus kuro biodizelino gamybos technologijų tobulinimo ir būtent jų pritaikymo praktikoje. Agroekologijos centras įkurtas 1995 metais, jam jau truputį daugiau nei 30 metų ir jo tikslas ištirti, kaip ilgalaikis ekologinis ūkininkavimas veikia agrosistemą ir kokie procesai vyksta būtent ekologinėmis sąlygomis. Aplinkotyros laboratorija, kurios nuopelnai vėlgi labai yra praktiški, nes studentai labai dažnai net savo vandenį iš savo kaimų, iš savo sodybų atsiveža išsitirti. Mes labai daug atliekam tyrimų būtent tiek geriamojo, tiek paviršinio vandens tyrimuose. Ir vėlgi, kaip aš sakau, susidūrimas su laboratorija kai kada būna iššūkis, nes dažnai būna studentų, kurie chemiją baigia mokytis 10-oje gimnazijos antroje klasėje. Ir, na, toks, aš manau, supratimas, kad skaitinė vertė tai ne tik tai tam tikri skaičiai, bet kaip nustatoma, kodėl nustatoma ir ką tai reiškia, vėlgi yra, na, ateities ekologo komentarai aplink visuomeniai, kokį vandenį mes geriame. Aplinkos technologijos cheminių ir biocheminių tyrimų laboratorija, vėlgi, kaip ir sakiau, biodizelino, biožaliavų gamybos lyderiai turbūt šioje srityje ir labai džiaugiamės, kad stiprus mokslininkų kolektyvas geba konkuruoti europinėje erdvėje. Papildomų studijų programos. Šios studijos skirtos tiems, kuriems rūpi planetos ateitis ir kurie nori realiai prisidėti prie aplinkos sprendimų. Tai va, tų sprendimų iš tikrųjų gali būti labai įvairių, o pažinti ir, na, kaip sakau, pakreipti jauną žmogų, tai turbūt va, mūsų ir paskirtis, kurie ateina, kaip aš sakau, kurie myli gamtą, kurie nori gamtoje praleisti didesnę gyvenimo dalį, mes galime nukreipti juos ir tiek į biologinės įvairovės, tiek į klimato kaitos sprendinių paiešką, gamtotvarką ir aplinkosaugos strategijas. Kas gali stoti pas mus? Tiesiogiai gali stoti, jei baigiai universitetinės studijas iš biologijos ar kitų gyvybės mokslų, fizinių ar technologijos mokslų, inžinerijos, socialinių mokslų, pedagogikos, veterinarijos ar žemės ūkio.
Kodėl verta rinktis šias studijas? Na, šiuolaikinėje visuomenėje, kada mes visi skubam, visi gyvenam, norim gyventi urbanizuotose teritorijose, su metais mokslininkai ir gydytojai, ir medikai pripažįsta, kad vis dėlto žmogus turi būti pusiausvyroje su gamta. Tai jei jauni žmonės mokosi, gyvena urbanizuotose teritorijose, tai jeigu jų profesija susijusi su gamta, tai būtent ta galimybė sveikai dirbti gamtinėse sąlygose ir sužinoti labai daug įvairių dalykų apie aplinką. Na, kodėl verta rinkti šitas studijas? Tai aš manau, tai ne tik tai kompetencijų plėtra aplinkoje, kuri iš tikrųjų, kaip aš sakau, kuo didesnį ratą žinai, kuo daugiau nežinai, tuo daugiau reikia sužinoti, bet ir, na, kaip aš sakau, galimybė prisidėti prie, na, tokių Žemės planetos sprendinių, nors ir mažomis savo mokslo žinių indėliais. Na, mes vėlgi turbūt prasmę studijų procese labai pagilina būtent socialiniai partneriai, kad studentai studijų metu geba susipažinti praktikų metu, pratybų metu, tarptautinių seminarų metu būtent su įvairiomis ekologinėmis problemomis, jų sprendimo būdais. Ir šiandieninėme gyvenime, kuomet jų tikrai ekologinių problemų yra daug, tai, na, tos žinios, kaip sakau, labai praverčia tiek vertinant, tiek komentuojant, tiek atliepiant į galimus sprendinius. Na ir pabaigai tai norėčiau pasakyti, kad vis dėlto nebijokime būti ekologais, daug ką galima išspręsti ir, na, jei jaunas žmogus linksta į sprendinius, norėdamas prisidėti prie kokybiškesnio gyvenimo, tai aš manau, kad jis gali surasti tuos atsakymus, būtent ateidamas studijuoti į mūsų fakultetą. Ačiū. Ačiū Jums. Labai įdomu, kaip miškininkystė susijungia apskritai su visą aplinką. Ir einame toliau. Jeigu jums kyla klausimų, tai galite dabar iš karto rašyti į chatą arba pasitaupyti jie, aišku, gyvam užklausimui. Ir sekantis pranešimas iš Gintauto Mozgerio apie skaitmeninę miškininkystę. Pasidaliname skaidrėmis. Ir paskui po Gintauto prisijungs nuotoliu Aidas Pivoriūnas iš Lietuvos miškininkų sąjungos. Ir tada turėsime ir diskusiją. Tai ekranas ir žodis Gintautui. Labą dieną, esu Gintautas Mozgeris, šiuo metu atstovauju, ko gero, Ekscelencijos centrą Forest 4.0 ir keletą žodžių apie vieną iš projektų, kuris yra vykdomas kartu su Miškų ir ekologijos fakultetu ir informatikos fakultetu, taip pat padedant partneriams iš Linėjaus universiteto, tai skaitmeninės miškininkystės, naujos magistrantūros lygio studijų programos rengimas. Aš tikrai nedrįstu pretenduoti, kad tai yra išmanioji ar būtent ta miškininkystė, kaip Kęstutis norėtų, bet, na, yra šiek tiek kitokia, kadangi įprastinė miškininkystės studijų programa, jeigu pasižiūrėtume per pastaruosius 30 metų, na, atlaikė nemažą
kiekį transformacijų, kaip ir pats miškų sektorius. Jei mes po nepriklausomybės atkūrimo, ko gero, visi akcentavome, kad svarbiausias dalykas yra ekonomika, stojus į Europos Sąjungą, staiga sužinojome, kad ekologija, biologinė įvairovė yra svarbus dalykai. Na, pastaruosius 5 metus, aš sakyčiau, tas, kas buvo guru ekologijoje ir biologinė įvairovė, staiga tampa ekspertų klimato kaitos, anglies problemų. Na, ir lygiai taip pat, iš tikrųjų, tai yra ganėtinai paprasta. Nu, jeigu taip pasižiūrėsime, mes universitete man tenka ir jau daugiau kaip 30 metus dirbti ir dažniausiai tai tos transformacijos būdavo ganėtinai paprastos. Šiek tiek pakeiti programos struktūrą, dėstytojas persikvalifikuoja, jis tampa iš ekonomisto ekologų ar anglies sankaupų pokyčio skaičiuotojo. Tai šiek tiek yra sudėtingiau, kai šiandien iškyla poreikis tokių kompetencijų, naujų kompetencijų susijusių su sparčiai besivystančiom technologijom ir skaitmenizacija. Ir čia jau tiesiog darbo vietoje persikvalifikuoti yra ganėtinai sudėtinga ir todėl mes manome, kad šitą studijų programą, mes siekiame turėti tarptautinę studijų programą, ji atliepia tiek tos poreikius, tiek, kodėl jį tarptautinė, nes vėlgi programos yra globalios, jos yra aktualios ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui, trūksta skaitmenizacijos talentų, ir kita vertus, nemažai čia įtakos turi ir tai, kad mes vykdami šį projektą, kurio rėmuose ir šitas seminarų ciklas organizuojamas, ir esame įsipareigoję tokią studijų programą turėti ir, manyčiau, galima bus prisidėti prie. O jeigu žiūrint, iš principo tai yra magistrantūros studijų programa ir, kaip kolega Darius kalbėjo, šiuo metu Miškų ir ekologijos fakultetas siūlo 2 miškininkystės sakykime, miškininkystės studijų krypties magistrantūros studijų programas, tai ta įprastinė klasikinė miškininkystė, kuri, manau, pakankamai yra išmani ir sumani ir skaitmenizacijos pakankamai daug, yra laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas, tai ir tikslas yra turėti trečią pasirinkimą, skaitmeninė miškininkystė, kuri priklausys tai pačiai miškininkystės krypčiai. Ir aišku, čia yra siekimybė turėti, kartais, kai pradedi kalbėti apie skaitmeninę, dažnai žmonės supranta, kad čia mes planuojame, tuo labiau, kad ta programa rengiama kartu su informatikos fakultetu, kad čia bus ruošiami programuotojai ar tai informacinių technologijų specialistai. Ne, iš tikro yra šitos programos siekinys ir yra turėti specialistą miškininką, kuris galėtų šitam sudėtingam laikotarpiui, kai vyksta daug pokyčių, kai reikalingos naujos kompetencijos, kvalifikuotai bendrauti su informatikos čempionais, kad jisai būtų lygiavertis partneris, nusakant tuos poreikius, suprastų, kas jam yra bandoma įpiršti, ir neapsiribotų vien tik tai tokiais skambiais lozungais, dronai, dirbtinis intelektas, bet kartu ir žinotų, apie ką tai yra šnekama. Čia daugybė yra išvardinta tų kompetencijų ir jeigu kas nors turėtumėte laiko ir noro pasižiūrėti, rastumėt, kad čia iš tikrųjų šnekama apie tą patį miškininką, tačiau šiek tiek kitokį miškininką, kuris galėtų surasti savo vietą. Kokia ta bus programa, gal galima toliau. Šiandien yra sudėtinga pasakyti. Mes ją turime šiom dienom programos planą pasirengti ir čia yra tik tai pateikta trumpa vizija šitos programos ir aš labai tikiuosi rytoj ji bus iš esmės pakeista, kadangi vyksta diskusija su informatikais, gal šiek tiek atgal, bet mintis yra tokia, kad aišku mes kalbame apie 4 semestrų struktūrą, tai iš principo orientacija yra į 2 studijų metus ir 1 semestro metu, čia kaip jau ir minėjau, siekimybė yra, vėlgi, jį atvira tikriausiai bus tiem pat
tokiem pat bakalaurams, kurie ir dabar studijuoja miškininkystę. Tai nereiškia, kad ji bus skirta informatikams, bet ji bus atvira ganėtinai plačiam kompetencijų ratui. Ir per pirmą semestrą mes planuojame, kad šiek tiek gilinti tas miškininkystės žinias, kaip ir yra miškininkystės klasikiniai studijų programai, tačiau kartu turėti įvadą į skaitmenizaciją, įvadą sakykime, į sistemų, informacinių technologijų sistemų inžineriją ir kartu ir tam tikrus tos metodologinius dalykus, kaip yra irgi klasikiniai miškininkystėje. Toliau, antrajame semestre, aišku, visas yra dėmesys jau į būtent skaitmenizaciją. Miškų sektoriaus skaitmenizacija, vėlgi taikomasis programavimas greičiausia pagrindai miškininkystėje, duomenų rinkimo ir apdorojimo technologijos, po kuriomis slepiasi visi dronai ir kiti išmanus dalykai, duomenų platformos, ir kurie irgi yra planuojama, kad kas nėra klasikiniai miškininkystėje, turėti praktiką, mokslinę praktiką ar stažuotę įmonėse, pageidautina susijusiuose su informacinių technologijų taikymu geriausia miškininkystėje. Lygiai taip pat yra diskutuojama galimybė, kad šitą semestrą studentai galės studijuoti ir Linėjaus universitete, kurie turi panašią programą, orientuotą labiau į klasikinę miškininkystę, bet kaip tik yra stiprus moduliai su skaitmenizacija ir informaciniam technologijom. Trečias studijų semestras pagrindai planuojamas skirti pasirenkamiems dalykams, specializacijų dalykams ir aš čia tiesiog net ir negaliu įvardinti tų dalykų, jų yra mažiausiai 15-20 šiuo metu ir aš čia tiesiog rašiau, kad gali būti ir specializacijos susijusios įvairių miškininkavimo elementų skaitmenizacija, pradedant medelynais, baigiant, sakykime, visa vertės grandinė už miško ribų, miško informacinės sistemos, galbūt yra specifiniai informacinių kompetencijų dalykai, ir tam, kad baigtume magistrų darbo. Ir tiek, kada yra kuomšiai, jeigu dar vienu atgal grįžtume. Aišku, čia pirmiausia yra šita programa, ji orientuota į tarptautinį studentą. Ir praktiškai dėl to mes ir planuojame, kad ji bus siūloma anglų kalba. Jeigu čia kolegas kalbėjo apie miškininkystės programas, galbūt taikomoji ekologija turite anglų kalbos variantą, tai miškininkystės kol kas magistrantūra yra lietuviškai, orientuota į mūsų auditoriją. Tai šičia anglų kalba, aišku, ir dėl to, kad galimybė pritraukti užsienio studentą, kad galimybė būtų pritraukti ir užsienio aukščiausio lygio profesorius, ypač dabar preliminariai dėstosi taip, kad tai bus didžiulis irgi poveikis ir tai klasikiniai miškininkystėje, kai mes galėsime šiek tiek pasaldinti tas kompetencijas, kurios turimos pas mus. Jis iš principo, rašau, nekonkuruoja, bet aš manau, kad konkuruos visgi su klasikinė miškininkystė, bet ne dėl tų galbūt krepšelių. Ir tiek, kad aš tikiuosi, kad ta programa bus patraukli ir, sakykime, darbdaviams Lietuvoje, kuriems reikalinga kvalifikuotų su informacinės technologijas išmanančių ekspertų, bet žinančių ir sektoriaus specifiką. Aš tikiuosi, kad tas yra siekiamybė ją turėti komercinę, grinai komercinę ir nekonkuruoti dėl tų 12 krepšelių, ar kiek jų yra, ar aš nebepamenu tiksliai, skiriama miškininkystės magistrantams. Taip formatas jis yra lengvai pritaikomas kitiems atvejams, mes galime skaitmeninti ir aplinkotyrą, gamtos išteklių valdymą, klimato kaitą, taip pat, ir vėlgi jisai yra, kitas dalykas yra ir ta galimybė, kadangi tai yra mūsų projekto vienas iš kertinių uždavinių turėti
tarptautinė, visiškai nesvarbu ar dvigubo diplomo šiame etape programą, bet tai leidžia šiek tiek lengviau spręsti ir tuos organizacinius klausimus. Tuo labiau, kad ši programa yra visiškai pakankamai unikali ir pasaulio mastu. Jeigu pasižiūrėtume, mes atlikome dar toliau, sakykime, šiokią tokią analizę, galima rasti panašiausia turbūt būtų kaimynų Lenkų ir Vokiečių siūloma, sakykime, miško informacinių technologijų magistro programa, bet daugiau bandoma skaitmenizacija diegti į tas tradicinės miškininkystės, ką mes turime ir pas, tarkim, mūsų kolegas Švedijoje, bet jos tokios visiškai specializuotos programos, kuri būtų, kaip iš jau minėjau, orientuota į miškininkystės ekspertą, bet turinti informacinių technologijų pakankamas kompetencijas, jų labai ir nėra. Tai yra gerai ir blogai. Vienas atvejis tai yra potencialas konkuruojant rinkoje, kita, aišku, nėra iš ko pasimokinti ir visos klaidos jos turės būti pajaustos savo kailiu. Dėkui tada. Į paskutinio pranešėjo pirtąją dalį tai bus Pivoriūnas. Aidai, ar esate? Sveiki gyvi, esu, jeigu girdite ir matote. Girdime, ir matome. Liuks. Aidai, ar įjungti skaidrės jums, ar jūs įjungsite? Aš pabandysiu jungti. Pasakykite, ar matysis gerai. Ar sakykit, matosi? Ar ne? Jeigu ką, jas čia po ranka, tai galiu įjungti ir pasakysite, kada perjungti. Gerai? Gerai. Turim, ar ne? Turim. Zadį rodo? Matau pats. Tai galbūt ir kiti mato. Ar galiu? Prašom. Sveiki visi. Labą dieną. Esu Aidas Pivoriūnas, Miškininkų sąjungos narys. Ačiū labai Miškų ir ekologijos fakultetui kartu su Forest 4, kad suteikė galimybę papasakoti trumpai apie miškininko profesiją kitaip, apie jos ateitį. Ne visai dėkingas yra laikas, kada prieš tave jau keli garbingi žmonės labai sklandžiai ir detaliai išdėliojo temą, kažką pasakyti naujo, bet aš pabandžiau, kad nenuvarginti jūsų dėmesio truputėlį kitaip, šiek tiek pateikiant pavyzdžių iš praktikos, iš užsienio šalių, pabandant nubrėžti, kad visgi mes turime gana didelį potencialą ir gana šviesią ateitį. Jeigu galima būtų į kitą skaidrę pereiti. Tai pirmiausia, aš rėmiausi tokiu dokumentu, kurį pas mus Lietuvoje priimta manyti apie jį, kad tai yra biologinės įvairovės išsaugojimo Biblija arba tam tikras projektas, į kurį orientuojantis galima būtų užsitikrinti pajamas, nagrinėti gamtą, biologinį įvairovę ir visą kitą. Kalbu apie biologinės įvairovės iki 30 metų strategiją, ES programinės dokumentas. Bet jame yra gana daug kalbama nebūtinai apie gyvąją gamtą, bet jame yra labai daug kalbama ir apie žmogų.
Ir jame yra du aiškus labai tikslai suformuoti. Aš pasigendu, kad Lietuvoje prie šito dokumento šių būtent tikslų būtų grįžtama ir apie juos plačiau truputėlį galvojama, diegiama praktikoje. Tai pirmiausia, Europos Sąjunga nustatė tikslą ką tai reiškia, galima pasiskaičiuoti, žinant daugiau ar mažiau, kiek vidutiniškai hektare mes sodiname vietinių rūšių medžių, bet skaičiai yra dideli, ambicijos yra didelės, tam gali būti skiriami pinigai, tam, kad ateities miškai būtų atsparus. Taip. Gal galim paprašyti dabar pabandyti išjungti vaizdą, nes truputėlį trukinėja garsas, neišgirstam, ką sako. Svarbu matyti skaidres. Aha. Bandom be vaizdo. Gerai, gali būti. Gal dabar bus geriau. Tai grįšiu prie to, kad ambicingas tikslas, kad miškai būtų naujos kokybės, atsparus klimato poveikiui, įvairia amžiai, įvairia rūšiai, pageidautina vietinių medžių rūšių. Ką galima pasakyti dar daugiau, kad dėja, bet nei dronai, nei kažkokios ypatingai šiuolaikinės technologijos, skaitmeninės ir visa kita medžių nepasodins, juos dažniausiai sodina žmonės. Tai tuo tikslu Europos komisija toj pačioj biologinės įvairovės strategijoje yra numačius, kad galėtų būti iki 30 metų sukurta 500 000 darbo vietų vien tik tai šitiems darbams. Tai yra dideli labai skaičiai. Kitaip tariant, matoma didelė perspektyva. Reikia visiems, reikia daugiau miškų. Eikim į sekančią skaidrę, ačiū labai. Čia turbūt tie, kad domisi miško įmonių veikla, jų rezultatais, prieš kelias savaitės skaitė įvairiausius pranešimus iš Skandinavijos, iš Jungtinių valstijų ir matė tam tikrą lūžio tašką, kuris nusako tai, kad daugelį metų didelės miškus valdančios įmonės, korporacijos, kurios kartu ne tik valdė miškus, bet ir turėjo ir turi gamybinius pajėgumus, gamina popierių, celiuliozę, pjauna medieną, lentpjūves valdo ir taip toliau. Jos tradiciškai buvo pelningos ne iš miškininkavimo tradicinio, ne iš miškų auginimo, ne iš rąstų pardavimo, ne iš biomasės gamybos ir pardavimo, bet visa pelno orientacija buvo skirta į pridėtinę vertę, kuriant, panaudojant medieninės kilmės žaliavą. Kasgi atsitiko praėjusiais metais? Mes matom, kad didžiosios įmonės iš šitos tradicinės veiklos patyrė milžiniškus nuostolius, o įmonės, kurios neturėjo gamybos, fiksavo rekordinius pelnus. Kitaip tariant, tiek valstybiniai, tiek privatūs miškų savininkai, neturėdami nieko kito, bet turėdami patį didžiausią kapitalą, tai yra mišką, jie pasirodė kur kas atsparesni dabartinėms rinkos sąlygoms. Medienos kainom kylant fiksavo rekordinius pelnus ir panašu, kad artimiausius keletą metų panaši tendencija ir išliks. Ir kaip tik todėl yra šiuo metu brėžiamas labai didelis investuotojų dėmesys būtent miškų valdymui, plečiant miškų valdymo portfelius. Pabandykim
į paskutinę skaidrę, arba vieną iš paskutinių skaidrių nukeliauti. Ačiū labai. Ir čia toksai pabaigai kitas įdomus iš kitos perspektyvos pavyzdys iš Čekijos Respublikos. Turbūt teko girdėti, jeigu ne. Tai tradiciškai miškininkai ūkininkauja, valdo įmonės siekdami kuo didesnės ekonominės grąžos pelno, nes iš to pelno yra finansuojama gamtos apsauga, plėtojamos ekosisteminės paslaugos, rūpinamasi darbuotojais ir taip toliau. Galų gale yra įnešami ženklus mokestinė prasme arba tiksliniais įnašais, biudžeto papildymai. Tačiau taip kartais nebėra. Ir Europą nustebino Čekijos žemės ūkio ministras prieš mėnesį atleidęs valstybinės miškų įmonės vadovą, nes tas per gerai dirbo pardavinėdamas brangią medieną. Ir praėjusią savaitę buvo priimtas naujas žmogus, kuriam yra suformuota užduotis, kaip galima pigiau pardavinėti medieną tam, kad patenkinti medienos pramonės poreikius. Toks irgi tektoninis lūžis. Žiūrėkit, šiom dienom irgi galima paskaityti spaudoje panašias nuotaikas iš pramonės, medžio kaina išaugo. Ar tik nebus taip, kad pas mus irgi atsiranda vis daugiau spaudimo, nebūtinai gauti didžiausią naudą, bet tą didžiausią turtą, kas yra miškai, pabandyti kažkam realizuoti truputėlį palankesnėm negu rinkos kainom. Taip jau atsitiko ne tik Čekijos Respublikoje, bet ir Latvijoje praėjusių metų pabaigoje, dėl ko irgi kilo didelės labai įtampos. Ir pabaigai tik tai noriu pasakyti tai, kad dėja, bet visus šitos darbus tiek siekiant uždirbti iš valstybinio miško valdymo, tiek tiekti medieną medienos naudotojams atlieka ne kas kitas kaip miškininkai. Tai tiek. Čia norėjau gražų vaizdą tiesiog parodyti, kad mano žila galva ateitis priklauso miškininkams, miškų ekologams be jokios abejonės, nes tai yra tapatūs dalykai. Ir ateitis yra kaip ten bebūtų, ar už daug, ar už mažai pardavinės medieną ar ekosisteminės paslaugas, bet darbų miškuose ar bus ženklus skaitmenizacijos lygis ar netoks ženklus, turėtų būti dar keliasdešimčiai metų, jeigu ne šimtus ir tūkstančių metų į priekį. Ačiū. Ačiū, Aidai. O paskutinė skaidrė jau tikrai iš aukštumo. Taip, ačiū, kad išklausėt. Dėkui. Labai įdomu buvo. Pavyks dalyvauti ir diskusijoje, Aidai? Žinoma. Jeigu tik tai bus klausimų, su malonumu ir pats su malonumu paklausysiu kitų garbių temų pristatytojų. Ačiū. Gerai. Jeigu iš šio webinaro dalyvių prisijungusių kyla kažkokių įžvalgų ar noro pasidalinti, tai prašom kelti ranką arba rašyti į chatą. O jeigu ne, tada perinam į tokią apvaliojo stalo, nuotaiką. Aš iš savo pusės, kadangi turiu tą galimybę pabūti moderatorium, turiu 10 klausimų. Jie tokie ganėtinai bendriniai. Ir pirmas klausimas, kadangi yra iš akademinio pasaulio nemažai žmonių, bet Aidas irgi, aišku, galite atsakyti. Tai kas šiandien labiausiai atgraso jaunimą nuo miškininkystės studijų? Ir kaip tai keitėsi? Jeigu po kelių žodžius gali išėdės nerijų. Kas atgraso? Aišku, mes turim sudėtingą situaciją bendrai miškų sektoriuje. Tokį, tą susiskaldymą tam tikrą ir visuomenėje, ir labai skirtingus vertinimus pačių miškininkų. Tai
tai tikrai neprideda prie to, kad pasirinktų jaunimas būti miškininku į ateitį. Tai aišku, čia vėlgi, aš jau pradžioj užsiminiau, kad mes neturime net Lietuvoje susidėlioję krypties, kur mes su miškais einame, mes neturim savo politikos krypties kol kas. Tai visa tai susideda iš tikrųjų ir veda prie to, kad mes mažai turime norinčių studijuoti miškuose. Aišku, aš galvoju, kad mes galbūt nors ir bandome, bet vis dar truputį gal ir nespėjame kai kur su pokyčiais ir tiek ir pačiose studijų programuose, tiek ir atliepdami į tai, kokių tų kompetencijų reikia. Aš galvoju, galbūt čia ne vien apie skaitmenizaciją kalba, čia truputį plačiau. Bendrai, kaip tai bebūtų, mes einam čia žodis įvairovė labai gerai tinka ir visom prasmėm, įvairesnių tų kompetencijų reikia miškininkui. Ir pati miškininkystė, mes čia vis dabar kalbam, kad bandykime Lietuvoje suteikti teisę egzistuoti ne vien rotaciniai miškininkystė, o, sakykime, ir įvairiamžių miškų auginimą nukreiptai miškininkavimo paradigmai. Tai jau yra kas kita. Ir to nėra pakankamai nei praktikos, nei tos teorinės dalies Lietuvoje išvystyta. Tai ta prasme galbūt ta didesnė įvairovė galėtų labiau sudominti, bet sakau, ta pamatinė dalis tai vis dėlto yra pats profesijos prestižas. Mes čia ir anksčiau per nacionalinį miškų susitarimą daug apie tai diskutavom. Jis nėra aukštumoje šiuo metu ir ypač dėl tų įvairių diskusijų. Tai tiek, aš nenoriu visą eterį užimti. Geras įžvalgas. Dariau. Turbūt tik taip pritarti Nerijaus mintims, iš tikrųjų priežastys turbūt kompleksinės, įvairialypės. Visų pirma, tie neperseniausiai vykę struktūriniai pokyčiai miškų sektoriuje, neužtikrintumas galbūt kažkoks, bet klausantis Aido prezentacijos pristatymo, reikia tikėtis, kad ateitis optimistiška, kad poreikis bus, tai mes tų studentų ir norinčių studijuoti, gilinti žinias pritrauksim ir sulauksim, bet turbūt, kaip Nerijus ir minėjo, reikia tam tikrų pokyčių ir pačioje programoje studijų ir prisitaikyti prie šiuolaikinių technologijų, prie kintančios aplinkos ir kad pritraukti jaunus žmonės per naujoves, kurios, aišku, būtų orientuotas vis dėlto į gamtą ir į mišką. Turbūt tiek trumpai. Jeigu jūs galite iš ekologijos pusės, čia kalbėjom apie miškininkus, bet ir persidengiančias specialybės. Aš gal norėčiau akcentuoti, kad vis dėlto ateina tokia kryptis, kad studentai nori įvairesnių žinių. Ir būtent specialybių, profesijų dubliavimas labai, toks tampa ne tai, kad populiarus, bet iš tikrųjų studentai, kai mokosi, sako, labai gerai čia sužinojom, bet toliau mums reikia plačiau dar. Tai aš manau, kad jaunas žmogus jis vis vien krypsta, pradėdamas, kaip sakyt, mokytis, jis turi vieną požiūrį, pradėdamas studijuoti, o baigdamas, ką mes galim suteikti, tai, kaip aš sakau, jauną žmogų užkabinti, kad ne viskas baigėsi su diplomu ir, tos patirtis tokios įvairia pusės ir duoda, kad, aš manau, miškininkų gali būti ir geografas, ir istorikas. Ta prasme, kad ateina ir per studijų mugę ateina žmonės, kurie mokėsi, taip sakykime, kabinetuose daugiau ir darbas kabinetuose ir jie to kito nori, tos krypties, kur būtų galima ir gamtoje įsitikinti šitais dalykais. Tai aš manau, kad perspektyva tiek miškininkui, tiek ekologui būtent ir kitų profesijų, kitų specializacijų jaunų žmonių patraukimui, todėl kad tai yra galimybė savo tas profesijas derinti ir tiesiog, kokybinti savo gyvenimą.
O Gintautai čia klausėme, kas atgraso, bet jūs gal galite iš patirties pasakyti, o kas kaip tik masina tuos studentus, kurie dabar įstoja ir būna orientuoti, kurios yra stipriosios pusės dabar studijų ar pačių jaunuolių. Iš tikrųjų, tas mažesnis skaičius nebūtinai reiškia kokybė prastesnė. Tarkime, ir bakalauro studijose tikrai yra dabartinis bakalauras gerokai stipresnis nei buvo prieš 10 metų. O jeigu kalbame, čia buvo paminėta apie magistrantą, na, jų yra niuansai, bet mes prieš 2 ar 3 metus, šiemet turėjome, jau pernai atleiskit, pirmą laidą magistrantų miškininkystės, kur buvo galima įstoti į magistrantūros studijas, na, be miškininkystės bakalauro laipsnių. Aš sakyčiau, tai grupė buvo ir įdomesnė, ir gerokai stipresnė negu, na, sakykime, tradicinis miškininkystės magistrantas studentas. Aidai, o iš jūsų pusės? Aš irgi norėjau tą patį, nežinodamas, kad Gintautas tai pasakys, man atrodo, kad ne visada kiekybė tapatu yra kokybei. Gal kaip yra gerai, kad tie studentai, kurie baigia mokslus, jie yra tokie auksiniai ir jie vertina pasirinkimą žymiai labiau ir juos vertina aplinka, universitetas, akademikai. Tai čia yra kaip tik labai gera terpė, negu įsivaizduokit, būtų 400 kiekvienais metais, gauna darbą 20, o ką jie tuo metu eina, čia vyksta su daugeliu kitų profesijų arba kitose darbo rinkos sferose. Na ir tada, kaip Nerijus sakė, ką tos kitos profesijos, kokią jos reputacinę perturbaciją patiria, tai man atrodo, kad nepalyginsi kaip su miškininkais. Man atrodo, kad liūdniausi metai jau yra praeity. Dabar yra juntamas toksai kaip tik didesnis susidomėjimas, bet žiūrėkit, netgi jūsų stalas yra jauni žmonės. Tai rodo, kad yra pokytis atsitikęs. Mes kalbam ne vien tik apie medžių išauginimą, bet ir nupjovimą. Mes kalbame apie bendravimą su visuomenė, apie sprendimų priėmimo pagrindimą, apie susitarimus, apie paaiškinimą, nemedieninių miško produktų ir paslaugų vaidmens didėjimą miškuose. Miškininkas dabar jau yra ir dalinai kelininkas, ir medžiotojas, ir tradicinis gamtininkas, ir malkų tiekėjas, ir netgi kartais psichologas. Kiek yra veiklos su jaunimu miškininkai atlieka, mokina mokinius, studentiją. Tai yra labai platu. Raskite man kokią kitą veiklą, kur tiek būtų daug, kurią ją išorės veiksniai įtakotų ir vidaus. Tik spėkskutis. Geras įžvalgos. Tai, kad platus spektras veiklų ir iš vienos pusės atrodo, kad buvo vienaip, tarkim, prieš 20 metų ir dabar 20 metų perspektyvoje. Kokie galėtų būti pokyčiai? Ką reikštų tada būti miškininku, kuris iš tikrųjų galbūt dirba miške ir atsakingas už kažkurią tai valdą, pavyzdžiui. Na, jeigu vėl nuo manęs pradėti, tai aš iš tikrųjų tai jau ką užsiminiau dėl tos įvairovės, tai aš galvoju, kad ateityje reikės tikrai daug įvairesnių tų kompetencijų. Vat ką Aidas minėjo nuo medžio ten pasodinimo iki psichologinių dalykų, labai plati ta terpė tų visų kompetencijų. Ir kadangi neišvengiamai
didės įvairovė veiklos miškuose, mes čia norim to ar nenorim, mediena kažkiek mažės medienos vaidmuo bendrai visoje miškininkavimo praktikoje, atsiras daug daugiau visų nemedieninių ir ekosisteminių paslaugų ir produktų ir į visą tai miškininko darbą įeis. Tai šitoj vietoj, neužteks vien tik tai žinoti, kaip teisingai ir kokį ten medį pasodinti ir užauginti, bet daug plačiau. Ir va čia aš matau, kad tikriausiai bus ta sudėtingiausia dalis visą tai aprėpti ir padengti. Bet čia būtent aš manau, kad gal net ir ne po 20 metų, tai gali ir anksčiau jau tapti tokiu kūnu, kaip sakant. Tai va, čia tokia mintis, jeigu neišsiplečiant labai. Tai iš tikrųjų matome, kad prioritetai visuomenė ir visur irgi keičiasi, tas tiesa. Ir skirtumai atsiranda natūraliai, bet gal šiek tiek paprieštaraučiau, ir sakyčiau, galbūt tas medienos poreikis vis tiek išliks, aš manau, visi mes norėsim ateityje to naudoti. Tai miškininko darbas vis dėlto, aišku, jisai keičiasi įvairiapusiškai, bet poreikiai turbūt tie pagrindiniai poreikiai tikriausiai vis tiek liks. O kaip įsivaizduoti, kas bus vėliau, tai iš tikrųjų sudėtinga. Reikėtų turbūt žvelgti į įvairias strategijas, kurias matome, kurias mums rengia ir Europos komisija. Panašiai ir pokyčiai, aišku, jie jau vyksta ir jie tęsis ir miškininkas taps tikrai lankstesnis, jau yra jie lankstesni žymiai. Aišku, norėtųsi tikėtis, kad miškininkai turės daugiau laisvės savo darbe, kūryboje, nes vis tiek, jeigu mes įstatome į rėmus, tai yra, kaip būdavo anksčiau ar ne, tai miškininkas labai yra apribotas. Tai reikia tikėtis, kad su tais pokyčiais, su ateityje ir šiek tiek bus ir daugiau laisvių ir galimybių kurti ir kaip kitaip truputėlį ūkininkauti. Daiva, tada jeigu iš ekologų pusės 20 metų nuo dabar, kokie didžiausiai? Iš ekologų pusės tai 20 metų yra labai didelis laiko tarpas. Mes studentams, kaip sakyti, dėstom tiesas apie europinius dokumentus, apie Europos žaliąjį kursą. Ir, taip sakykime, transporto srityje, kas buvo numatyta, jau dabar keičiami ir nukeliamos, sakykime, įgyvendinimo ribos ir limitai. Taip, kad aš manau, kad apie 20 metų kalbėti iš vis nelabai drįsčiau, bet kad šiaip 5-10 metų laikotarpiu studentas ateidamas mokytis į universitetą, aš manau, norės dar daugiau negu kad dabar nori ir kad tos transformacijos bus būtinos tiek iš studijų proceso dalykų, tiek iš, taip sakykime, iš dėstytojų požiūrio į studijų procesą, į studijų ir mokslo. Ir aš manau, kad vis dėlto studijų ir mokslo kompetencijos labiau susiniveliuos ir kad, kaip aš sakau, nebus tokio kaip atskiros studijų, bus studijos ir mokslas, nes tame yra prasmė aukštojo mokslo. Tiek. Čia Gintautai, 20 metų nuo dabar. Aš tik galiu vėlgi pritarti Dariui, mes esame tikrai modeliavę, koks galėtų būti kokia būtų medienos paklausa už 20 ar už 30 metų ir ji bus tikrai didesnė ir jeigu dar tos žmonijos pastangos sušvelninti klimato šiltėjimą išliks tokios, kokios dabar buvo, kad čia amerikonai primasto, tai kitas dalykas, tai ta paklausa dar didės ir tasai poreikis, bet kartu mes turime irgi suprasti, kad miškininkas yra ne dėl to, kad tarnautų miškui. Miškininkas yra dėl to, kad tarnautų visuomeniai ir sakykime, tasai būsimas miškininkas irgi turės suprasti ir gebėti tai daryti. Eidai, 20 metų nuo dabar miškininko. Pritarčiau, ką
gerbėmėjai kolegos sakė ypač apie laisvę, sprendimų priėmimo laisvę. Kas yra sprendimų priėmimo laisvė miškininkavime? Tai yra tai, kad tai yra kompetencija, kad tu gali padaryti sprendimą jį apginti. O tai reiškia žinios, tai reiškia patirtis. Niekas kitas kaip specialistai to negalės padaryti. Tai to trūksta. Aš manau, kad apskritai, jeigu mums pavyktų per 20 metų įskiepyti pirmiausia savo patiems ir aplinkai, kad miškininkavimas tai yra mokslas ir menas. Tokia sintezė mokslo ir meno apie miškus, miškų auginimą. O pasidalinsiu tik tai atsakant į šitą diskusijos klausimą. Vakar dienos ir šiandien ryto patirtim susitikinėjau plateliuose su miško savininkais ir užsiminiau, kad šiandien skaitysiu trumpą pranešimą universitete. Ir ką jūs savo galvojate, iš 14 žmonių mes buvom susitikę 2 vyriškiai, vienas miškininkas, kitas ne miškininkas, bet žinomas miško savininkas, sakė, kad jie ketina šiemet stoti, gilinti žinias. Jie jaučia poreikį. Jie suprato, kad yra dalis traukinuko seno bagažo žinių traukinuko nuvažiavę, o dabar pasaulis yra pasikeitęs truputėlį. Tai iš 14 2, jeigu patys sąmoningi vyrai, už mane net vyresni, vienas labiau pražilęs, tai šitašė. Tai mūsų ateitis kompetencijų srity ne vien tik tai turėtų būti orientuota į jaunimą, kuris yra ką tik baigęs mokyklą, bet ir tos specialistus, kurie paskutinius 20, 30, 40 metų dirbo sėkmingai miškuose. Yra ką atsinaujinti žinias, yra ką išmokti iš naujo. Ir tai tiek. Ačiū. Visą gyvenimą čia turbūt toks iššūkis, kur pasiekė kažkokio tai epicentro ar tikslo skuryti gyvenimo etapą. Trečias klausimas toks, ar skaitmeninės technologijos miškininkystėje kelia grėsmę tradiciniams įgūdžiams, ar juos praturtina? Tai Aido čia turbūt buvo toksai kaip ir intro, kad aš tai darau prielaidą, kad turbūt tie žmonės, kurie turėjo tą patirtį, tarkim, 20 arba 30 metų prieš ir dabar susiduria su nauja realybė, kai atsiranda tiesiog spartesni būdai galbūt suformuluoti kažkokią tai žinutę, ar tą tokią pirminę idėją, tarkime, ją kristalizuoti, jau yra naujos galimybės. Tai šiuo atveju, ar miškininkystėje tos technologijos tiems specialistams dabartiniam, ar yra grėsmė, ar iššūkis, ar tik tai galimybė praturtinti? Gal nuo kito, kad nebūtų taip, jog... Čia nuo Aido, ar aš galiu pradėti labai paprastai. Mes lygiai prieš metus laiko bandėme atsakyti tą klausimą, aišku, vietoje žodžio skaitmeninės technologijos naudojame dirbtinis intelektas, bet, tarkime, galima labai nesunkiai perfrazuoti, ar skaitmeninės technologijos pakeis miškininką. Tikrai pakeis tą miškininką, bet nepakeis miškininką, galbūt reikėtų taip formuluoti, bet pakeis tą miškininką, kuris nemokės jomis pasinaudoti. Taip, kad... Nesinaudoti skaitmenizacija nėra sąlyga. Ne, toks gyvenimas. Toks gyvenimas, ir pasižiūrėkime, tas pats darbo našumas, kokybė ir turinys, sakykime, kas buvo, galima sakyti, kad niekas nepakeis to žmogaus, kuris pasodina medį ir jį prižiūri greičiausia, sakykime, čia sunku ką nors ir sumastyti technologiją. Bet kai tam pačiam
specialistui bus keliama dar daugybė kitų reikalavimų, ar vėlgi mes kalbėsime apie tuos adaptyvesnius sprendimus, nebūtinai tokį aklą instrukcijų vykdymą. Nu, natūralu, kad tu turėsi ieškoti priemonių, kaip, sakykime, per tą patį laiką padaryti tą patį, ką tu ir šiaip padarai, bet kartu dengti dar daugybę kitų sričių. Praktiškai įgalima nuveikti daugiau ir jūs minėjote, kad irgi būtina naudoti. Taip vat, aš taip suprantu, kad pasodinti taip medį, nors turbūt irgi technologijos pateiks naujas transporto galimybės, bet iš gausos tų ekosisteminių paslaugų, kurių reikia žmonėms ir kurių mes vis daugiau atrandam, ko anksčiau galbūt nelabai žinojom, tai vat, gausai paslaugų, tai aš manau, tai tiesiog vienintelė išeitis. Sužinoti, gauti rezultatus, vertinti, analizuoti ir, kaip sakykime, kryptingai įti į priekį. Dariau, komentaras būtų? Tai aš manau, aišku, dalį specialistų, kaip ir kitas minėjo, bus iššūkis pradėti naudotis tomis technologijomis, kaip buvo turbūt iššūkis savo laikų kompiuteris, ar tai GPS naudojimas, ar net kad ir biržų režimą, ar dar kažkam. Tai bus iššūkių, aišku, bet šiaip bendrai matau aš tai kaip galimybę tobulinti procesus ir čia vėl aš matau tada universiteto ir fakulteto funkcijas, kaip jau kalbėjome, viso gyvenimo mokymasis, kada gali tas žinias būtent ir suteikti, nebūtinai nuo bakalauro studijų, bet ir vyresniems žmonėms, vyresniems miškininkams, kurie jau dirba sistemoje, tai turbūt yra labai svarbu ne tik apie studijas kalbėti, bet ir papildomą tą mokymąsi, įvairius kursus, tobulėjimo galimybės universitete. Tai aš manau, kad tai yra galimybės visiems, tiek miškininkams dirbantiems, tiek ir universitetui svarbu irgi. Jo, čia iš principo jau pasakyta tas visas, ką ir aš galvojau, bet pratęsiant Gintauto ir Dariaus mintį, tai iš tikrųjų šiandien mūsų tema labiau apie studijas ir labiau orientacija į jaunimą, bet tą ir ką Aidas minėjo dėl to kvalifikacinių mokymų arba kvalifikacijos tam tikro kėlimo. Tai mes kol kas neturime geros sistemos Lietuvoje. Mes tą darom, miškininkai, kurį galvoja. Tai tas daroma taip, šiek tiek epizodiškai arba tai va čia irgi vietos yra ir mūsų ateities veiklai, kad tie miškininkai, kurie šiuo metu dirba, jau dirba savo profesinėje veikloje, kad ir jie turėtų galimybę išmokti naudotis, suprasti. Jis iš principo jis yra nekalta. Mes kažkada kalbėjome apie geoinformacinės sistemas, tokia darėme studiją ir panašiai. Ir jis jis yra nekaltas, kad jis specialistas, jis geras specialistas, bet jis baigė studijas prieš 30 metų ir tuo metu tų technologijų nebuvo. Ir tiek, bet jis vis tiek turės vienaip ar kitaip surasti savo kompetencijų tam krepšelyje vietos, arba, sakykime, gyvenimas negailestingas būna. Aidai, klausom. Ačiū, norėjau tik tai papildyti tokių irgi iš miško pavyzdžių. Žiūrėkit, dar prieš 20-25 metus miškakirtės mašinos buvo naujiena Lietuvoje, buvo daug rankinio pjūklininko darbo. Dabargi, ką nešia šiuolaikinės technologijos, tos mašinos galingos, jos ne tik našios, bet jos ir tikslios yra. Ir retai kada būna taip, kad medkirtės operatorius įvažiuoja į netinkamą valdą arba nupjauna mišką ne ten, kur reikėtų. Žmogusgi kartais padarydavo dažniau tokias klaidas. Jau nekalbant apie tai, kad atsirado tikslumas, suskaičiuojama tiksliai, kiek medienos yra. Operatoriai žino, atrenka medžius, kuriuos palikti, kuriuos nupjauti, kaip formuoti pelkutę arba kaip išsaugoti
bioįvairovės medžių salas Biržėse daro vienas operatorius. Ir pats svarbiausias mano galva dalykas, kad su šiuolaikiniam technologijom pradedam mažėlingų atsitikimų ir mirtinų atsitikimų miškuose. Tai yra didelis irgi dalykas, kad mums šiuolaikinės protingos mašinos padeda išsaugoti žmonių gyvybės miškuose. Tas darbas žmonių tikrai nebūdavo labai. Čia kur kas nors sako, kad linksmai savo pjauna miškus medkirčiai 8 ar 12 valandų per parą nepavirsta. Tai aš visada siūlau pabandyti kam nors malkų bent pusvalandį paskersuoti arba papjaustyti ir tada galima būtų grįžti prie šito klausimo. Tikrai. Gal Rokai pabandykim dar iš auditorijos įtraukti. Galima bandyti, bet kažkaip mūsų auditorija turbūt mėgaujasi diskusiją. Pasiūlykim įsitraukti į diskusiją, galbūt bus norinčių. Tai nebūtinai, kad mes kol kas neturime, aišku, čiate kažkokių klausimų ar įžvalgų, čia nebūtinai klausimus uždavinėti, čia galima ir savo pasidalinti mintimis. Tai galbūt kažkas būtų pasiekimas. Tai tiesiog, čia galbūt susikaupsi kažkas ir norės įsitraukti į diskusiją. Gali būti, kad reikia kažkokių kontroversiškesnių temų, kad trūktų kantrybė klausyti. Turiu vieną, nes auditorija įvairesnė, tai pavyzdžiui, miškininkystė Lietuvoje yra vis dar vyriška profesija. Ką tai mano? Taip, lyčių lygybės planus dabar mes rengiame, išsijuose įvairiose srityse. Iš tikrųjų, tradiciškai taip, kaip ir informatika vyriška specialybė. Aš dabar su tuo susiduriu iš kitos pusės. Tai mes sakom, miškininkai čia tokia vyriška profesija. Nesako, informatika tai vyriška profesija. Tai čia, galbūt nėra vien, aš norėjau pasakyti, kad tai nėra vien mūsų čia srities specifika tokia, bet jeigu dabar taip, žiūrint truputį į priekį ir taip pat Vakaidas minėjo su technologiniais visais, pasitobulinimais, nėra taip, kad jau ten ta profesija tiek daug fizinės jėgos reikalaujanti, ypač jau visą tą plotį jos žiūrint. Nėra miškininkas tik miško kirtėjas ar medžių sodintojas. Tai aš manau, kad čia visos galimybės yra. Bet čia tai tik mano. Skaičių išlyginimui įtraukit grybautojas ir uogautojas ir bus skaičius miške ir vyrų ir moterų pakankamai panašus. Bet čia galbūt, kaip dabar iš tikrųjų studijoms, kaip atrodo, tas gal labiau leistų. Bet Aidas Aidas pakėlė, tai gal kad komentuoju. Gerai, Aidai, ir tada turėsime Kęstutį. Jo, tai gal Kęstutis būna pirmas, kad neužimčiau per daug eterio, paskui aš, jeigu bus ką, papildysiu. Dėkui. Dėkui kolegos už įdomią diskusiją ir įžvalgas toks, kaip čia pavadinkim, kilo galbūt pastebėjimas, klausimas, ar jaučia tam tikrą tendenciją, galbūt vyraujančią, nežinau, kaip čia pavadinkim, nuotaiką tarp studentų, kaip dažnu atveju galbūt ir jau iš seniau studentai prieš stodami į miškininkystę įsivaizduoja, kad tai ir bus didžioji dalis galbūt darbas miške, gamtoje, grynas oras ir panašiai. Ir kai mes dabar sakom, kad keisis tas požiūris ir turi keistis, nes atsiranda technologijos, skaitmenizacija ir panašiai, ar nebus taip, kad jaunimas užuot norėję pabūti grynam ore, nebebus dar labiau linkę rinktis miškininkystės, nes sakys, mes norėjom taigi grynam ore, be technologijų ir panašiai. Nejaučia tokios nuotaikos.
Na ne, kol kas turbūt nejaučiam, net nežinau, ką čia pakomentuoti labai, bet turbūt neišvengsim. Aišku, jeigu specialistai priklausys nuo kokiu darbu atlieka specialistas, tai aišku, yra skirtumai ir gana ryškus, bet turbūt kiekvienas gali rinktis kryptį ir tada turėti tam tikrą tą laiką ir miške. Nežinau, Nerijus, prašau. Aš čia tokią mintį tik tai irgi iš tos pusės, kad, maždaug kol mes dar neskaitmeninį mišką tvarkom, o tą realų mišką, tai vis tiek į tą mišką dar teks papulti. Ir čia jeigu lygini, su kitom sritim, kurios grinai persikėlė į ekranus, tai mūsų vis tiek dar yra labai su gamta susijusi veikla, sakykim taip. Tai aš šitoj vietoj tai nematyčiau tokios baimės ar kažko, man kaip tik atrodo, kad ta miškininkystė, jinai dar arčiau gamtos išliks net ir viso to skaitmenizacijos proceso eigoje. Darbo iš namų. Miške. Tai, nes kaip sakau, vis tiek Gali būti. miškas, mes kalbam apie realų mišką, ne vien apie skaitmeninį dvynį mišką. Ko likiau prieisim. Aidai. Dėkui. Norėjau grįžti trumpai apie lytis miškuose arba aplink miškus. Žiūrėkit, statistiškai garbaus amžiaus moteris yra miško savininkė, dažniau negu kad vyras. Tai jau mes vien tuo esame aplenkę aršiai su vyrais kovojančiom Skandinavijos šalim, kur bando labai parodyti, kokios moteris turi būti dominuojančios ten ir taip toliau. Tai čia aišku tokia bravūra yra. Deja, bet vyrai miško savininkai šiek tiek trumpiau gyvena, tai galbūt čia yra tas atsakymas, kodėl taip atsitinka. Nelysim į detalės, kodėl jie trumpiau gyvena, ar tik ne todėl dėl tų pačių miško savininkių, bet žiūrėkit, mes turim Jolitą moterį dekanę. Mes turim labai kietas miškininkės tiek privačiose, ypač valstybinėje miškų urėdijoje, specialistės vyrams reiktų pasimokyti. Tai galbūt čia tiktų tą irgi tokia, kaip mes kalbėjom, kaip Gintautas pasakė, kad ne visada kiekybė yra kokybė, tai aš galbūt irgi labiau būčiau linkęs taip dėlioti, kad geriau mažiau, bet kokybiškai, negu kad bandyti dirbtinai padaryti. Žiūrėkit, visas pasaulis dabar jau atsisako tų dirbtinai įvestų skaičių valdybose ir kitur, kad būtinai turėtų būti 50 ten tos įvairovės visokios. Tie privartiniai tokie dalykai, jie išgimdė anekdotinės situacijas, kur grinai dėl to, kad tu esi kitokios odos spalvos arba kitokios orientacijos, būtinai turi užimti kažkokias pozicijos. Visgi kompetencija, manoma, kad turi būti lemiamas faktorius ir tai yra tas, kas mano galva yra labai žavu tiek vyrų, tiek moterų tarpe, miškininkų. Ačiū. Turime vieną klausimą ir komentarą chatą. Jūratė Laukininkienė klausia. Kokią vietą sparčiai besikeičiančių technologijų akivaizdoje turėtų užimti galimybę miškininkams specialistams kelti kvalifikaciją fakultete rengiamų specializuotų kursų metu? Agūnas Kristinavičius sako, kad labai palaikytų tokius kursus, kas galėtų iš fakulteto pačių sprendimus. Net nežinau, kiek aš fakultetas dabar. Vis tiek. Teoriškai. Ne, tai fakultete nuolatos vyksta, sakykime, galbūt tai nėra, sakykime, taip matoma, ar, tarkime, ir ta pati programa, kur, sakykime, buvo sudarytos galimybės su užimtumo tarnyba ir bendradarbiaujant su, čia valstybinės miškų urėdijos, sakykime, kursai, lygiai taip pat ir, sakykime, jeigu yra kokie specifiniai poreikiai,
mes visada stengiamės atliepti. Aš dabar galvoju, kažkada turėjome 3 ištisai metus jau gana senokai, bet pavyzdžiui, GIS mokymo programą, kur tiesiog tas pats dar urėdijos buvo važiuojama ir, nu, kaip buvo, bet prieš tai buvo toksai ir poreikis suformuluotas, nu, ir surastas sprendimas. Na, jau čia, sakykime, ir mūsų tame Forest 4 ekscelencijos centre, tai yra vienas iš tokių veiklos sričių, kurios planuojame, mes ir kaip tik ir šnekamės ir su, galbūt net ieškome ir žmonių, kurie užsimtų edukaciją, ne tik vaikų moksleivių edukaciją, bet ir kvalifikacijos kėlimų, mokymas per visą gyvenimą. Nu, tas... Čia gal aš dar truputį papildyčiau, vat ką Gintautas sako, iš tikrųjų tarp mūsų planų yra toksai dalykas, kad kartu su universitetu, kartu su fakultetu sistematiškiau pasižiūrėti į šitą klausimą. Ir čia matyti, čia tie klausimai irgi parodo, kad reikia trūksta tokių kursų. Tai kad jų yra epizodiškai, tai viskas tvarkoja, bet, matyt, mes ir su miškų urėdija turėjom tam tikrą diskusiją ir matyt sugrįšim prie to dar, kad galbūt, sistematiškiau susikurti tam tikrą, tokią struktūrą, tvarką, kur būtų galima specializuotus kursus jau ne epizodiškai organizuoti ir tada, kas nori, galėtų įsitraukti į tą. Ir čia ne vien skaitmeninės kompetencijos, bet įvairūs tie specializuoti kursai galėtų būti. Mūsų Forest 4 labiau yra ta kryptis su skaitmeninių kompetencijų didinimu, bet tai galėtų būti sistemos dalis. Tai čia, matyt, toks ateities laukia darbas. Jeigu aš dar galėčiau truputį tik pridėti, papildyti Nerijaus ir Gintauto mintis, tai iš tikrųjų iki šiol, kaip ir sakė, galbūt kiek epizodiškai buvo, bet tikrai yra galimybės ir siūlykite tada iš tikrųjų ir iš studentų mes irgi girdime, ko jie norėtų ir bandome atliepti ir jūs galite visą laiką drąsiai, būkite drąsesni, siūlykite, rašykite mums, kokios temos aktualios labiau ar ne, kokie dalykai galbūt, ko norėtumėt, ką mes galėtumėm pasiūlyti. Mums reikia žinoti prieš jūsų irgi lūkesčius ir poreikius, iš tikrųjų, visuomenės ir miškininkų. Tai tiesiog kviečiu būti aktyviais ir galbūt, dalintis su mumis tokiais dalykais. Gerą paskatą, norėčiau paklausti tada, koks geriausias būdas yra skatinti tą iniciatyvą kylančią iš apačios ir tada eiti į tiesioginį dialogą. Tarkim, dirbo ar valstybinių miškų tarnybų žmogus, ar aplinkos apsaugos departamente, ar valstybinių miškų tarnybų, kur bebūtų. Jeigu jaučiasi, kad jau reikia pasiekti tą irgi tobulėjimų lygį ir įgyti papildomų kompetencijų, tai ar kreiptis tiesiogiai, ar per kažkokią organizaciją, ar koks kelias pats yra link to poreikio įgyvendinimo? Čia žinoma labai dar susijęs ir su organizacijų pačių kultūra, nes vienur yra labiau nusistovėjusi tokia griežta hierarchinė struktūra, kur, sakykime, viskas sprendžiama tik tai per vadovus. Tai kitur yra kitokia, bet aš tai sakyčiau toj vietoj, mes iš savo pusės, tai mes, aišku, dialogą vedam su pačiom institucijom, tuo lygmeniu, bet čia dabar taip patarti tam jau konkrečiai dirbančiam žmogui, matyt, jis turėtų įsivertinti, ar jam savo organizacijoje kelti šitą klausimą, ar eiti, kaip Darius sako, iš karto kreiptis į fakultetą ir sakyti, mums reikia štai tokių. Tai čia turėtų, matyti kiekvienas įsivertinti, o mes iš savo pusės tai lauktume ir to, ir iš institucinio lygmens, ir iš pačių darbuotojų lygmens, to poreikio išreiškimo. Ačiū. Deividas Kazlauskas, pakelia ranką, klausom jūs, Deividai.
Sveiki. Aha. Mano klausimas būtų toks, jis gal ir Nerijui, ir Dariui, ir Gintautui. Reiškia, miškininkas augina mišką, užaugina medį, reiškia, jį nupjauna ir parduoda medienos apdirbimo pramoniai. Kaip manot, kiek reiškia naudinga ir ar apskritai yra naudinga, būtų naudinga miškininkui susipažinti su, studentui miškininkui susipažinti su tolesniu medienos, reiškia, su tolesne medienos apdirbimo technologija. Ačiū. Gintautai? Ką dabar galima pridėti? Na, mes magistrantūros studijų programoje yra du dalykai, kurie tiesiogiai, pats Deividas, vieną iš jų kažkiek tai dėstai, bet tai yra pasirenkamas, o technologijos šiek tiek yra integruotas į privalomą discipliną. Natūralu, kai aš irgi, kai pradėjau kalbą, mes perėjom daugybę vajų, ekonomiką, jeigu būtumėm 10-metis būtų galbūt kitaip šnekame, mes gal ir esame sukoncentravę daugiau dėmesio į ekologiją ir susijusius tuos galbūt labiau fundamentinius miškininkystės klausimus, negu tai, kas vyksta už, na, sakykime, miško ribos. Tai galbūt, kad tai yra irgi kažkiek tai susiję ir su tom istoriniam tradicijom ir KTU interesais buvusiais, galbūt anksčiau gerokai stipresniais ir medienos pramonės. Aišku, čia visada yra stengiamasi žiūrėti. Mes tikrai turėjome ir bakalauro studijose prieš kokius 5-6 metus studijų programą medienos mokslas ir prekyba, kuri buvo ir jau laida buvo kita padaryta, bet, na, irgi, sakykime, ją nužudė iš tikrųjų politinis sprendimas, kai kažkada iškilo grėsmė tai klasikiniai miškininkystei ir turėjome tiek pat prašymų tom vasaros metu, kai vyksta sprendimas ar vieną ar kitą programą tęs priėmimą, na, buvo pasirinkta kaip prarasti medienos mokslą ir prekybą, bet tas, sakykime, manyčiau, kad jį pakankamai sėkmingai buvo. Aš gal dar tik tai, čia truputį dar ir iš kito kampo, ne tiek, kiek pats miškininkas turėtų tų kompetencijų, kad jis turėtų jų turėti, tai, taip, tik tai, jis nebus medienos apdirbimo specialistas. Tai aš galvoju, čia mes dar turėtume kalbėti ir lygiagrečiai bendrai apie tą situaciją, kaip yra dabar su medienos pramonės specialistų rengimu. Ir kad tai yra tam tikroje irgi krizėje, šita sritis. Ką Gintautas minėjo, KTU, tai taip, bet KTU dabar jau kažkaip nuo to traukiasi. Pas mus Vytauto Didžiojo universitete irgi kol kas taip neišsivysto tas. Tai matyt, tuščia ta vieta nebus ilgai, vis tiek turės atsirasti tam tikros, čia pati turi pradėti ūkio šaka signalizuoti, pati pramonė medienos. Bet iš tikrųjų tai, čia aš gal tik tai bandau pakreipti, kad mes šiandien fokusuojamės labiau į miškininko profesiją ir miškininko kompetencijas. Tai čia matyt dar yra atskira tema nes, miškininkas, jis, nors mes visi kalbam, kad jis turės daug platesnės kompetencijas turėti, bet tai nebus tokio gilumo, kad... Bet čia kaip su ta skaitmenizacija miškininkystėje, kai mūsų tos naujos programos yra tikslas turėti miškininką, kurio nemaustytų informatikai. Lygiai taip pat ir čia, sakykime, miškininkas jis turi turėti suvokimą
to, kas vyksta medienos pramonėje, tuo labiau, kad va čia kažkur buvo, Aidas gero ir minėjo, kad realiai pinigus uždirbo tie, kurie naudojo medieną, bet ne tie, kurie ją gamino, sakykime. Tai natūralu, kad čia kažkas yra netvarkoja. Reiškia, miškininkas lieka to trečio brolio vietoje. Čia kaip ir su ūkininkais, kas augina karves, o kas už pieną. Panašiai. Kęstutis Armolaitis kelia ranką. Klausom jūsų, Kęstuti. Diena visiems. Šiaip tai tingiu kalbėti. Bet man keista, kad niekad nieko nepaminėjo Miškų instituto. Lyg tai tuščia vieta. Labai mažai kalbam apie dirvožemį, kuris yra po teritorijos turbūt svarbiausias aplinkos išteklis. Kompetencijų nėra, pas mus miškininkai visiškai neturi. Stumdo medynus kaip šachmatus ant šachmatų lentos. Bandžiau miškų įstatymę prastumt, kad ten būtų ir įkirsta, kad miškininkavimas turi būti vykdomas atsižvelgiant į dirvožemius, niekas to nesupranta. Tai va, tai šitiek. Man svarbiausiai tai turbūt aš pikta, kad Miškų instituto tuščia vieta, tai nieko nėra. Ir ta mediena pas mus yra ir šiek tiek tyriama, ir dirvožemė, ir panašiai, aš tai jau pensininkas. Tai tik tiek, kad negalvotumėt, kad mes čia tuščia vieta. Ačiū. Ačiū, Kęstuti. Gal trumpai tą komentarą tik tai sureaguoti, kadangi mūsų šiandien tematika buvo labiau apie studijas, apie ruošimą, rengimą miškininkų, tai mes mažiau į patį mokslą fokusavomės, tai natūraliai ta auditorija mūsų neįtraukė agrarinių ir miškų mokslų centro, Miškų instituto. Bet šiaip tai, kad moksliniai tyrimai su mediena Miškų institute vykdomi, tai viskas puiku ir gerai, bet kai mes kalbam apie specialistų rengimą, apie studijas su Taip jau susiklostė, kad katedros vedėjas, sakykime, dirba universitete, bet kuris irgi turi gerus santykius su Miškų institutu, bet, sakykime, lygiai taip pat, ir dėstymo prasme, pas mus yra dėstytojų, aš sakyčiau, koks trečdalis gal yra iš instituto, ir kažkaip tai net nekyla klausimų, kas yra geriausias tos srities specialistas ir kas yra prieinamas tas dėstomas. O antra dalis dirvožemis, gal jūs galėtumėt? Čia dėl dirvožemio čia irgi yra kitas visiškai klausimas, aš tai visiškai sutinku su Kęstučiu, tai aš tai manau asmeniškai ir manau ir mūsų centro viena iš tokių misijų galėtų būti, mes ir tai apie tai kalbame, kad yra balta dėmė, mes net neturime dirvožemio kartografuotų, mes, sakykime, galbūt tai yra tam tikros priežastys, yra dirvožemio specialistas pasakys, bet miškininkystė be dirvožemio yra neįmanoma ir tai turėtų būti, net ir tas yra noras, mes kadrų politiką vykdome tokią, kad turėti vieną specialistą, kuris yra tiesiogiai susijęs su dirvožemiais tam, kad inicijuoti, sakykime, mano supratimu, miškotvarka be dirvožemio kartografijos yra tuščia laiko švaistymas, nes augavietės, jos yra viskas gal atrodė gražiai 70-metyje modernu ir įsivaizdavome, kad mes galėsime suformuoti kokius tai pastovius ūkinius sklypus ir ten dirbti, sakykime, kirstydami aerodromus ir panašiai, bet realiai sakykime, tas laikas jau praėjo ir ką mes tą susidurėme ir labai skaudžiai susidurėm šiandien kalbėdami apie ir tą kokią tai sumanesnę miškininkystę, tikslę miškininkystę, kai neturim pagrindo. Turi suskaičiuoti mums yra labai paprasta, bet nuo ko jis priklauso? Jis priklauso nuo to, kas yra po žemė. Požeminiai vandenys.
kai kurios dalykus tampa vis paprasčiau suskaičiuoti, kaip sakė, turi ir teoriškai turėtų atsirasti galimybės tada arba reikėtų papildomų kompetencijų, kažkokių tai resursų, gilintis į tas specifines, tokias sritis, kaip pavyzdžiui, dirvožemis, bet iš ekologinės pusės. Taip, tai labai svarbi ekosistema ir gruntiniai vandenys, iš tikrųjų, ką mes turim po 33% miškų. Tai būtų labai įdomus tyrimai, nes jeigu mes galim pasigirti Lietuvoje labai kokybiškų požeminių gruntinių vandenių, tai galbūt čia miškų įtaka labai gera, o gal ir ne, tai tie tyrimai tikrai būtų įdomus ir aš manau, kad ir studentams būtų labai įdomu tokie tyrimai studijų proceso metu. Iš tikrųjų, tokie kaip pagrindinis resursas dažniausiai akcentuojama mediena ir miškų kaip forest coverage, kiek miškų apskritai auga, tarsi procentinė išraiška ir tada yra lengva kažkiek daryti prognozes, o kaip dar tie resursai didės, bet vanduo, kokie dar dalykai, ta pati biologinė įvairovė, jos skaičiavimas. Ir nepamirškim, kaip aš ir juokavau, kad ir uogauja, ir grybauja. Tai vėlgi man pačiai teko daryti tyrimus miške nuo autostrados, kaip pavyzdžiui, kokia kokybė žemuogių, aviečių, kiek pavyzdžiui yra tam tikri rodikliai, kurie gali, kaip aš sakau, miškas būti ir labai teigiamas, nes valo, kaip sakykim, gaunam geresnės kokybės, o galbūt kitais atvejais miškui kenkia vėlgi ta infrastruktūra. Tai yra, kaip aš sakau, labai įdomus ir jauniems žmonėms ypač, kyla tokie klausimai. Tai kokias tas, kaip sakyti, ar pamiškiai rinkti grybus ir uogas, ar toliau, tai bent jau ir iš ekologų mes, kai turim įvairias tas studijų dalykus, tai, kaip aš sakau, sudominti jauną žmogų galima būtent, atrodo, ne tai, kad smulkmenom, bet tokiais elementariais dalykais užkabinti ir kad jis toliau toj srityje domėtųsi. Dar Kęstutis nori sugrįžti į diskusiją. Aš tiesiog noriu pasidžiaugti, kad aš nebereikalu buvau įsijungęs. O atvirai pasakysiu, kad augavietės tai kažkada buvo smūgis į Europą, o dabar kaip aidas tolimo griaustinio. Ir dabar šiuo metu aš jau pensijoje, bet jaučiu, kad aš, jeigu turėsiu dar kantrybės, aš sutvarkysiu tą klausimą, bus parašyta, kaip tas augavietėse nustatyti, palyginus nesudėtingai nustatyti dirvožemio grupę. Ir tada bus jau ne balta dėmė geoportalė ir nebus gėda prieš Europą. Ačiū, kad sureagavo. Ačiū, Žemergė, kas tai yra. Tai, Rokai, ar dar mes ten daug klausimų turime? Klausimų gal ir turime. Mūsų laikas eina į pabaigą. Eina į pabaigą, aš manau, kad galime vrepinti, taip sakant. Tai klausimų yra nemažai, tikiuosi, kad dar įdomių klausimų turėsime ir būsimuose seminaruose, sakantis yra numatomas kovo 13 dieną, taip pat turėsime ir balandžio mėnesį. Tai ačiū visiems prisijungusiam, ačiū gyvai atvykusiam ir dalyvavusiam, už įdomią diskusiją. Tikiuosi praplėtėm savo akiratį ir turėjome gerą laiką. Tai, Manau, kad optimistiškai mes taip užbaigėme, ypač su tomis mintimis, kad vis tik matom pakankamai šviesiai miškininko tos profesijos ateitį, galbūt ir šiek tiek įvairesnėse veiklose ir su naujom kompetencijom, bet pozityviai. Jeigu kas nors pažįstate ne miškininką, turinti bakalaurą ar jam prilygstantį, sakykime, išsilavinimą, diplomą, tai tikrai prašome į magistrantūrą. Nereikia, čia kažkas minėjo papildomos studijos, bet jeigu ypač yra patirtis, praktinio darbo patirtis, ir tikrai yra ir programos struktūrizuotos taip, kad yra studijos, jiems yra prieinamos ir iš tikrųjų kitos kompetencijos yra ugdomos ir formuojamos taip, kad tikrai
o už metų, kas kalbate angliškai, į skaitmeninę miškininkystę. Gera gaida. Gerai, tai ačiū visiems prisijungusiems, ačiū Aidai už sudalyvavimą nuotoliu. Tai palinkėsim jums savaitę.